Gerai, šiandieną mes turime 11 dalį, Romiečiams laiškas 11 dalis, 10 skyrius. Jeigu kas neturite Naujojo Testamento, mes turime, galime duoti. Šiandieną skaitysim. Taigi 11 dalies tema yra teisumas iš tikėjimo, žinia, kuri turi būti išgirsta. Iš tikrųjų labai galingas skyrius. Pasakyti pagrindiniai esminiai dalykai ir šiandieną girdėjome, kaip Dievas gali pakeisti žmonių gyvenimą. Būtent per tai, kai žmogus atgailauja, kviečiasi Jėzų į savo gyvenimą ir taip tas žmogus pasikeičia. 10 skyriaus, Romiečiams 10 skyriaus pagrindinė mintis yra nuoširdus religingumas dar neišgelbsti. Tu gali būti nuoširdus žmogus, geras žmogus, per visą savo gyvenimą nepadaryti nieko blogo, stengtis tikėti į Dievą ir vis tiek nueiti į pragarą. Kristus yra kelias į teisumą ir išgelbėjimas ateina tik tai per tikėjimą Kristumi. Ne į kažką tai aš tikiu, bet parašyta, kad nėra po dangumi duota kito vardo, per kurį mes galime būti išgelbėti. Man teko toj kelionėje kalbėti su viena moterim, jinai psichologė ir aš kalbėjau jai apie Kristų ir jinai sako, man visi keliai, visi dievai yra geri, ta prasme, aš turiu, sako, tik tai vieną dievą ir sako, tą vieną dievą kreipiuosi. Sakau, koks tavo dievo vardas? Sako, jisai neturi vardo, sako, vienas sako toks vardas, kitas toks, sako, ir visi keliai, visi geri. Tai žodžiu, mes kalbėjome apie tai, kad iš tikrųjų tai, nėra taip. Gerai, tai Romiečiams 9 skyrius baigėsi tuo, tokia skausminga diagnozė, žydų tauta, Dievo tauta, išrinktoji tauta, jinai suklumpa, nes teisumo jie ieškojo, gal žinote kur? Įstatyme. Jie galvoja, kad jeigu aš laikysiuosi įstatymo, jeigu darysiu gerus darbus, jeigu laikysiuosi kažkokių tai tradicijų, kažkokių tai taisyklių, kurios nustatė kunigas, tai vadinasi, su manim viskas bus gerai. Taigi jie ieškojo teisumo per įstatymą, bet ne per tikėjimą. Ir Romiečių 9 skyrius nuo 30 iki 33 eilutės, kas galėtų paskaityti. Tai kągi pasakysime, kad pagonių tautos, kurios neieškojo teisumo, gavo teisumą, būtent teisumą iš tikėjimo, o Izraelis, ieškojęs teisumo įstatymo, nepasiekė įstatymų. Kodėl? Todėl, kad jau siekė ne tikėjimo, bet tarsi darbais. Jie užkliuvo už suklupimo akmens, kaip parašyta. Štai padedu Sione suklupimo akmenį, papiktinimo uolą, bet kas jo tiki, neliks sugėdintas. Ačiū. Gerai, pasimelskime tada. Dangaus Tėve, meldžiu, kad tu dabar atvertum savo žodį, kad atkimštų mūsų ausis išgirsti, mūsų širdis priimti ir mūsų kojas padarytų meiklės vykdyti tavo valią. Meldžiu Viešpatie, kad tu dabar naudotum ir mane šitam darbe, kad galėčiau teisingai perteikti tavo žodį. Ir meldžiuosi Viešpatie, kad mes išgirdę tavo žodį nepaliktume jo kažkur tai toli, bet kad mes jį nešiotume ir galėtume jo gyventi. Meldžiu Viešpatie, kad tu padėtume ir mums skelbti tavo žodį ir pasakoti kitiem apie tavo nuostabų darbą, kurį tu esi padaręs, apie Evangeliją, kuri gali pakeisti žmonių gyvenimus, apie tą jėgą, kuri gali pakeisti ir tų žmonių gyvenimą. Dėkojam tau, Jėzus vardu. Amen.
Taigi, Romiečiams 9 skyrius baigėsi tuo, kad Izraelis ieškodamas teisumo iš tikrųjų jo nepasiekė. Ir 10 skyriuje Paulius tęsia mintį ir jisai lieka žmogumis, kuris myli savo tautą, kuris meldžiasi už savo tautą. Ir, žinot, tokia kartais didžiausia tragedija yra ne blogi žmonės, o uolūs žmonės, kurie uoliai eina, kurie uoliai tiki, bet eina ne ten. Ir tiki ne tą. Ir vat Paulius 10 skyrius pradeda apie tai, kad galima būti uoliam ir pražūti. Romiečiams 10 skyrius nuo 1 iki 4 eilutės. Kas turit? Skaitykim. Broliai, mano širdies troškimas ir mano malda yra Dievui už juos, jų išgelbimą. Aš jiems liudiju, kad jie turi Dievui uolumo, tačiau šiam trūksta išmanimo. Nesuprasdami Dievo teisumo, jie bandė nustatyti savą ir todėl nepakluso Dievo teisumui. Juk įstatymo tikslas Kristus, atėjęs nuteisinti kiekvieno, kas tiki. Mozė rašo apie teisumą iš įstatymo, jį vykdydama žmogus gyvens, bet teisumas iš tikėjimo kalba. Nesakyk savo širdie, kas įžengs į dangų. Tai yra Kristaus nulaipinti. Ačiū. Iškiau per daug. Gerai. Atsiprašau. Gerai. Tai Paulius kalba čianai, pirmoji eilutė, jis sako, broliai, mano širdies troškimas ir malda yra už Izraelį. Jisai trokšta, kad jo tautiečiai iš tikrųjų pažintų tą Dievą. Ir mes Biblijos studijose diskutavome apie tai, kad žmogus galbūt gali nuo pat mažens tikėti Dievu, gali eiti kažkur, gali lankyti bažnyčią, gali būti net klapčiukų, gali daryti tam tikrus darbus, bet nepažinti Dievo. Tu gali būti net kunigu ir nepažinti Dievo. Mes prisimename istoriją iš Jono Evangelijos 3 skyriaus, kur Jėzus kalbasi su tuometiniu kunigu Nikodemu. Ir Nikodemas buvo tikrai geras žmogus, melsdavosi po porą valandų kasdieną. Kas iš mūsų meldžiasi porą valandų kasdieną? Nelabai. Dievo žodį žinojo beveik mintinai, lankydavosi sinagogoje, darė gerus darbus ir visą tą. Ir štai toksai žmogus ateina pas Jėzų. Ir mes galvojame mūsų mintise, kad toks žmogus tikrai paklius į dangų. Bet Kristus jam pasakė ką? Jeigu negimsi iš naujo, negalėsi net regėti Dievo karalystės. Jau nekalbant apie įėjimą. Tu negalėsi. Ir čia Paulius sako, mano troškimas ir malda Dievui už Izraelį, kad jie būtų išgelbėti. Ir antroje eilutėje sako, jis pripažįsta, kad jie turi uolumo, jie tikrai siekia Dievo, jie tikrai nori, bet sako, bet jie neturi pažinimo. Jie neturi pažinimo. Ir trečia eilutė sako, nesuprasdami Dievo teisumo ir bandydami įtvirtinti savąjį teisumą, jie nepakluso Dievo teisumui. Štai kodėl Izraelis atmetė savo pasiųstąjį Mesiją, Kristų. Jie tiesiog stengiasi patys užsidirbti dangaus karalystę. Jeigu tu savo darbais stengiasi tapti geru, Dievo žodis sako, kad tavo teisumas yra kaip nešvarūs skarmalai. Tai yra Dievo žodis. Jeigu mes bandome kažkaip tai Dievui įtikti, būnant geru, aš tarkim dabar šiandien užsidėjau švarką, tai aš dabar jau esi geresnis, ar ne? Švarkas geresnis. Bet mes suvokėme, kad ne švarkas padaro mane geru, ar ne? Lygiai taip pat ir mūsų darbai, kuriuos mes darome, jie negali mūsų priartinti prie Dievo. Ir mes negalime įsitarnauti Dievo teisumo. Ir ketvirta eilutė sako, nes įstatymo pabaiga arba įstatymo galas yra Kristus. Kam buvo duotas įstatymas? Gal žinote kas nors? Drausminimui čia buvo toks, kol ateis tas, kuriam skirta valdyti. Jėzus, aš galvoju, iki įstatymo. Kad žmonės
biškai sulaukti to Kristaus. Gerai. Įstatymas buvo duotas tam, kad žmonės pamatytų savo nuodėmingumą, suvoktų, kad jie negali niekaip kitaip patys susitarnauti amžino gyvenimo. Ir visas įstatymas mus vedė į Kristų. Tu supranti, kad tu negali nieko pakeisti, tu supranti, kad tu nieko negali padaryti, kad gauti išgelbėjimą. Ir tada tu suvoki, kad tau reikia Kristaus. Taigi nuoširdumas, tu gali būti nuoširdus, bet nuoširdumas be tiesos neišgelbsti. Kartais mes sakome, va tas žmogus yra geras, va tanas geras, va aš buvau geras, aš va ten vaikystėje tikėjau Dievu, galbūt aš buvau išgelbėtas, bet Dievo žodis sako, jeigu tu neturėjai Kristaus, jeigu Kristus neatėjo tavo gyvenimą, jeigu tavęs nepakeitė, tai tuščias yra tavo tikėjimas. Taigi nuoširdumas be tiesos neišgelbsti, jis tik dar labiau vargina žmogų. Taigi tu gali būti religingas, bet dar neatgimęs. Gali būti bažnyčioje, ateiti į bažnyčią ir sakyti, va, aš lankau bažnyčią, aš net duodu dešimtinę, duodu net pinigų Dievui, bet tu gali galvoti, kad savo darbais ir savo gerais poelgiais tu kažkaip tai būsi pateisintas Dievo akise, bet tai nieko panašaus. Jeigu tavo religingumas, tu pasitiki savimi, pasitiki savo darbais, bet ne Kristumi. Ir klausimas yra, ar mano ramybė remiasi Kristumi, ar mano pastangomis. Ir čia turėtume kiekvienas iš tikrųjų užduoti klausimą savo asmeniškai. Nežiūrint dabar į kaimyną, bet žiūrint į save ir savo širdyje pasižiūrėti, ar aš remiuosi Kristumi, ar vis tik dar remiuosi savo pastangomis. Viena istorija yra apie Martiną Liuterį. Tikriausiai esate girdėję, toksai buvo žmogus, kunigas. Tai kai kalbame apie uolumą, dažnai galvojame, jei žmogus labai stengiasi, tai jis greičiausiai yra labai arti Dievo. Ir Martinas Liuteris parodo, kad galima būti be galo uoliam ir vis tiek neturėti ramybės. Liuteris buvo talentingas jaunas vyras, studijavęs teisę, tačiau jo gyvenimą sukrėtė stipri baimė dėl mirties ir amžinybės. Ir jisai giliai suvokė, kad Dievas yra šventas ir teisingas ir kad žmogus negali užsitarnauti išgelbėjimo savo jėgomis. Ir po vieno pavojingo įvykio, pats vėliau pasakojo, kad mirtis buvo labai arti, jis pasuko į vienuolyną Erfurte, tikėdamas rasti tai, ko nerado kitur - ramybės su Dievu. Ir jis tapo ne posėtinu, o tokiu kraštutinumo uolumo vienuoliu. Jisai visomis jėgomis stengiasi patikti Dievui. Pasninkai, ilgos maldos, griežta disciplina, ilgos išpažintis. Jis visą tai darė, ką tuo metu suprato kaip šventą kelią. Taigi įsivaizduokite Liuterį, kuris stengiasi visomis išgalimis patikti Dievui. Tai, kai jisai suprato, tai jisai tai darė. Bet paradoksas, kuo daugiau jisai stengiasi, tuo labiau jisai jautėsi kaltas. Kodėl? Nes jisai suprato, kad net jeigu rankos švarios, širdis ne visada švari. Net jei ilgesys yra tvarkingas, vidus kartais pilnas baimės, puikybės, pavydo, netyrų minčių. Ir tada kyla klausimas, kuris jį neramino, kada bus pakanka, kada jis jau padarys tiek, kad jau užtektų Dievui ir Dievas jį pateisintų. Ir Liuteris pats vėliau sakė, kad jis nekentė tos minties apie Dievo teisumą, nes tai reiškia, kad Dievas yra teisėjas ir reikalauja to, ko jis negali jam duoti. Jam Dievo teisumas skambėjo kaip grėsmė, o ne kaip dovana. Ir lūžis atėjo ne per vieną griežtą discipliną, bet per Dievo žodį. Tu gali būti vienuolis, gali atlikti pasninkus, maldas, įvairias tradicijas, bet taip ir nepažinti Dievo. Ir studijuodamas Dievo žodį, ypač Pauliaus laiškus, jis pamatė, kad Evangelijoje teisumas nėra laiptai, kuriais gali lipti dangų. Teisumas yra dovana, kurią Dievas suteikia tikinčiajam,
nes Kristus įvykdė tai, ko mes negalime įvykdyti. Kitaip tariant, aš niekada netapsiu pakankamas Dievui. Aš niekada nepadarysiu tiek gerų dalykų ar netapsiu tobulas, kad aš būčiau priimtas Dievui. Bet Kristus yra tas, kurio iš tikrųjų man pakanka. Kristus yra tas, kuris išgelbėja. Ir čia lygiai taip pat apaštalas Paulius kalba 10 skyriuje apie Izraelį. Jie turėjo uolumo, jie turėjo Dievo žodį, jie turėjo tradicijas, bet jie neturėjo pažinimo. Jie siekė savo teisumo vietoj to, kad priimtų Dievo teisumo. Ir Liuterio problema buvo ta pati. Jis uoliai bėgo teisinga kryptimi, bet bandė pasiekti Dievą savo pastangomis, bet ne per Kristų. Tai va, pažiūrėkime, kaip mes, ar viskas yra gerai, ar mes stengiamės pasiekti Dievą savo pastangomis, ar galbūt tikrai jau pasitikime Kristumi. Gerai, antras punktas. Išgelbėjimas yra arti. Tikėk ir išpažink Kristų. Kas gal galėtų paskaityti nuo 5 iki 13 eilutės? Mums įrašo apie teisumą iš įstatymų. Jį vykdydamas žmogus juo gyvens. Bet teisumas iš tikėjimo kalba. Nesakyk savo širdyje, kas įžengs į dangų. Tai yra Kristaus nulaipinti arba kas nusileis į bedugnę. Tai yra Kristaus iš numirusių užlaipinti. Bet ką jis sako? Arti tave žodis, jis tavo burnoje ir tavo širdyje. Tai reiškia mūsų skelbiamą tikėjimo žodį. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganymą. Raštas juk sako, kas tiki jį, neliks sugėdintas. Nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats visų viešpats turės turtų visiems, kurie jų šaukiasi. Kiekvienas, kuris šaukiasi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Ačiū. Čia Paulius mums parodo arba pastato du kelius. Vienas kelias 5 eilutėje, kur sako, tu daryk, kad gyventum. Ir kitas kelias yra 9-10 eilutėje, tikėk, kad būtum išgelbėtas. Skiriasi, ar ne? Tu arba darai, kad būtum išgelbėtas, arba tu tiki, kad tu būtum išgelbėtas. Ir čia yra labai tokia aiški struktūra, kurią apaštalas Paulius kalba. Ir mes dažnai tai pabrėžiame, kad pirmas dalykas reikia žmogui patikėti. Patikėti Kristumi, jį išpažinti. Sako, jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš mirusių, būsi išgelbėtas. Aš esu girdėjęs tokį posakį, kad ilgiausias kelias yra koksai, kas žinot? Ilgiausias kelias yra nuo tavo proto iki širdies. Tu kartais suvoki, ką tu reikia padaryti, bet jeigu širdimi nepatikimi, nevyksta tas stebuklas. Aš savo gyvenime, kai išgirdau Evangeliją, išgirdau, kad Dievas mane myli, supratau, kad Kristus mirė dėl mano nuodėmių. Ir tada ką aš dariau, aš kreipiausi į Dievą, tokia yra atgailos malda. Sakiau, Dieve, aš esu nusidėjėlis, sakau, ateik į mano gyvenimą, ar ne? Tai kai tu suvoki, ką Kristus padarė, tu išpažįsti jį ir tiki širdyje, tada įvyksta tas stebuklas. Kaip žmogus atgimė, aš nežinau. Tai padaro šventoji dvasia. Bet dalykai, kuriuos mes turime atlikti, yra viskas aišku. Turi suvokti, kad esi nusidėjėlis, turi suvokti, kad Kristus mirė dėl tavo nuodėmių ant kryžiaus, turi šauktis jo ir kaip čia apaštalas Paulius sako, turi lūpomis išpažinti, širdimi tikėti, kad Dievas jį prikėlė iš mirusių ir bus išgelbėtas. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas ir lūpomis išpažįstama ir taip įgyjamas išgelbėjimas. Taigi formulė
ta išgelbėjimo formulė yra viešas išpažinimas Kristaus. Viešas tas pasakymas, kad aš dabar priklausysiu Kristuje. Ir 13 eilutė kalba apie tai, kad kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Yra Dievo pažadas. Jeigu mes tai padarysime, jeigu mes tikrai šauksimės Dievo, Jisai išgelbės mus. Taigi, klausimas yra, ar tu turėjai tą tokį momentą sąmoningai, kaip pasakei, Kristau, ateik į mano gyvenimą ir tap mano gyvenimą gelbėtų ir viešpačiu. Jeigu tu visą gyvenimą tik tai pragyvenai ir stengiasi būti geru, kažkaip tai bandyti įtikti Dievui, bet nepasikvieti Kristaus, tai tau reikėtų pasikviesti Kristų savo gyvenimą. Nes jeigu tavo tikėjimas tik tai žinojimas apie Jėzų, žinojai, kad Kristus kas buvo, kad Kristus mirė, kad Kristus prisikėlė ir tik tai tiek, tai tau reikia atgimti. Tau reikia iš tikrųjų pasitikėti Kristumi ir pasikviesti į savo širdį. Tada, kai atsiranda asmeninis bendravimas su Kristumi, tada, kai Kristus apsigyvena tavo širdyje, tada pasikeičia viskas. Buvo toksai žmogus Polikarpas 2 amžiuje ir Polikarpas buvo vyskupas Smirnoje, mieste, kuriame Romos imperijos ištikimybė buvo ne tik politinis reikalas, bet ir religinis. Mes prisimenam, kad 1-ame, 2-ame amžiuje, 3-ame amžiuje krikščionis iš tikrųjų degindavo, krikščionis žudydavo dėl to, kad jeigu jie išpažindavo Kristų ir juos iš tikrųjų persekiojo ir stengiasi, kad jie atsisakytų Kristaus. Ir prasidėjo spaudimas ir šaltiniai pasakoja, kad Polikarpas kurį laiką slapstėsi, bendruomenė ragino saugotis ir galiausiai jisai buvo suimtas. Ir jam buvo pasiūlytas labai paprastas sandoris. Sako, prisiek, ištark žodžius, parodyk lojalumą ir tu būsi paleistas. Tu atsisakyk Kristaus. Ir prokonsulas ragino jį atsižadėti Kristaus, sakydamas maždaug taip, gerbk savo senatvę, jam buvo tuo metu 82 metai, jau senukas, ir sako, prisiekė ištikimybę imperatoriui, sako, ir tu būsi laisvas. Ir tai čia suskamba sakinys, kuris per šimtmečius liko kaip tikėjimo skambesys, o ne šūkis. Polikarpas atsakė, kad jau daug metų tarnauja Kristui ir Kristus jam nepadarė jokios skriaudos ir sako, kaip aš galiu atsižadėti savo gelbėtojo ir karaliaus. Ir žinote, tai nebuvo užsispyrimas, tai nebuvo noras jam pasirodyti, nes už atsisakymą jam grėsė mirties bausmė. Ir kai jam pagrasino ugnimi, jis suprato vieną dalyką. Yra dalykai, kurie yra laikini žmogaus gyvenime ir yra dalykai, kurie yra amžini. Ir tą dieną Polikarpas nepasirinko saugumo, nepasirinko toliau gyventi. Jisai pasirinko ištikimai išlaikyti tikėjimą. Ir yra pasakojama, kad jisai buvo nuteistas mirtimi. Ir krikščioniška tradicija mini datą 155-156 metai prokonsulo Liucijaus Stacijaus Kvadrato laikais. Ir taigi jį sudegina ir taip jisai netenka savo gyvybės. Taigi Romiečiams 10 skyrius sako, kad mes iš tikrųjų turėtume išpažinti Kristų, ateiti pas Kristų ir taip tapti išgelbėtais. Ir kai kurie žmonės sako, jo, aš tikiu Kristumi, tikiu jo, bet jų gyvenimai kartais neatspindi tai. Ir klausimas yra, jeigu kai ateis pas mus, jeigu ateis
į mūsų kraštą persekiojimai, kaip iš tikrųjų mes reaguosime, ar mes išlaikysime tą tikėjimą. Taigi šiandien mūsų niekas neveda į stadioną, kad galėtume įsigyti savo tikėjimo, bet spaudimas išsižadėti būna kitoks. Mums dažnai sakoma, jeigu tu tiki, tai tu užsičiauk, niekam nepasakok, niekam nesakyk, kad tu tiki, tu prisitaikyk, niekam nerodyk savo tikėjimą, pasislėpk, nes tai yra nepatogu kitiems. Aš atsimenu, dar buvau jaunas krikščionis, pradėjau dirbti vienoje spaustuvėje ir direktorius per vieną gimtadienį atnešė alkoholio ir supilstė į stikliukus ir sako, ir, ten tokia tradicija buvo, žodžiu, dabar išgerkim. Ir aš sakau, aš negersiu, aš esu krikščionis. Tai direktorius iki pamėlynavo visas, kaip čia visi geria, o Juozas negeria. Tada jisai baisiai supyko, paskui atsisuko į mane, sako, tai tu, bent tada palaikyk. Sako, ne, aš nelaikysiu. Ir tas mano poelgis antiek jį supykdė, kad, žodžiu, aš turėjau palikti darbą. Tai krikščioniškas gyvenimas iš tikrųjų jisai kainuoja, bet mes turime parodyti, kuo mes tikime. Turime išpažinti Kristų visose savo gyvenimo aplinkybėse. Kartais nukenčiame, taip, kartais galbūt galime netekti gyvybės kaip Polikarpas, bet mes turime būti ištikimais Kristumi. Tai mes parodome savo tikėjimą juo. Taigi trečias punktas, tikėjimas ateina kada? Per girdėjimą, kai mes išgirstame Evangeliją. Ir todėl Evangelija turi būti skelbiama. Paulius čia rašo, kas gali paskaityti nuo 14 iki 17 eilutės. Kaipgi jie šauksis to, kurio neįtikėjo, kaipgi įtikės tą, apie kurį negirdėjo, kaip išgirs be skelbėjo, o kasgi skelbs nesiųstas. Juk parašyta, kokios dailios kojos skelbiančiųjų gerą naujieną. Bet ne visi pakluso Evangelijai. Antai Izaijas sako viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu. Taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Ačiū. Taigi Paulius sudėlioja labai aiškiai grandinę. Kas šauksis, jei netiki, kaip tikės, jei negirdėjo, kaip girdės be skelbėjo ir kaip skelbs, jeigu nėra siunčiami. Noriu paklausti, kas iš jūsų čia atėjo atsitiktinai? Vat miegojote lovoje, atsikėlėte ir atsitiktinai atėjote. Nebuvo. Kaip susipažinote su Kristumi? Kažkas turėjo ateiti ir papasakoti apie Kristų. Jeigu 92 metais niekas nebūtų atėjęs į karatė klubą ir papasakojęs man apie Kristų, manęs čia nebūtų. Jeigu kažkas nebūtų atėję prie kiekvieno iš jūsų ir papasakoja apie Kristų, apie Evangeliją, jūsų taip pat nebūtų. Mes dažnai klausime, o kodėl nėra žmonių bažnyčiose? Kodėl jų nėra? Aš tai netgi galvoju, kad kai kurie žmonės dabartinė bažnyčia yra netgi nusivylę. Nes aš kaip šiandien atsimenu, buvo mano sesers sūnaus krikštynos ir atėjo močiutė, išpažinties, o kunigas atsisėdęs klausytojai žaidė su telefonu. Ir kažkaip po to laiko aš šitą bažnyčią nelabai pradėjau tikėti, pačia bažnyčia. Labai geras dalykas.
Labai gerai pasakėte, bažnyčia nereikia tikėti, reikia tikėti Kristumi. Ne, reikia tikėti Kristumi. Kodėl bažnyčiose tiek mažai žmonių? Prisimenate 91, 92 metus, 93 metus bažnyčios buvo pilnos žmonių. Kodėl? Mes visi sakome, kad buvo kažkokia tai Dievo malonė, buvo atgimimas ir daug žmonių veržėsi prie Dievo. Ir tai iš vienos pusės yra tiesa. Iš kitos pusės tai nėra tiesa, todėl kad aš prisimenu, kai mes įtikėjome, būdavo palikta labai daug knygučių apie Dievą ir mes kiekvieną sekmadienį su jaunimu eidavome, pasimdavome po 200-500 knygučių ir eidavome per Laisvės alėją ir visur kitur dalindavome ir kviesdavome žmonės pas Kristų. Kas dabar taip daro? I don't know how to say Lithuanian, but many churches the gospel stays just inside the four walls and not going there. Yeah. Dabar tik bažnyčios evangelija. Jo. Išeina iš bažnyčios. But not outside. Jo, tai va, todėl čia ir yra problema, kai nėra žmonių, todėl kad mes, ne mes, galbūt kai kurie žmonės neatlieka savo to darbo. Ir sako, kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. 14 eilutėje Paulius jau žinodamas, kokia problema bus Lietuvoje 2026 metais, jisai sako, kaip žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo. Ir sako, kaip jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo. Ir kaip išgirs be skelbėjo. Ir kaip jie skelbs, jei nebus pasiųsti. Čia apaštalas Paulius labai aiškiai sako, iš tikrųjų, sako kiekvienam iš mūsų. Bažnyčia egzistuoja ne tam, kad mes čia dabar fainai ateitume pasiklausyti Dievo žodžio, pagėduoti gražiai, pasakyti komplimentus vienas kitam, žinot, kad mes galėtume pasirūpinti vieni kitais. Bažnyčia egzistuoja tam, kad skelbti Dievo žodį ir nešti jį kitiems. Tam yra skirta bažnyčia. Nes aš pagalvojau, būtų labai gerai. Mes įtikėjome ir paukšt einame pas Dievą. Aš labai norėčiau. Labai norėčiau eiti pas Dievą iš karto. Bet Dievas kažkodėl tai paliko mane dar čionai ir jūs, matau, kankinatės čionai, žemėje, kovojate su savo nuodėmėmis, kovojate su savo būdu. Kodėl? Tam, kad mes galėtume panašėti Kristų, kad galėtume tobulinti save, bet aišku, mes to niekad nepasieksime. Bet pagrindinis dalykas, ką mes turėtume daryti, mes iš tikrųjų turėtume skelbti Dievo žodį. Skelbti Dievo žodį kaip? Klausimas. Skelbimo būdų yra įvairių. Dažniausiai drugni krikščionys daro taip. Sako, aš niekam nepasakosiu apie Kristų, nes jau nukentėjau. Aš dabar savo gyvenimu rodysiu, kad aš esu tikintis. Tai yra labai toks pavojingas skelbimo būdas. Taip, žmonės įtiki, kai kurie matydami, kaip mes gyvename, kad mes esame kitokie. Bet jeigu mes nepasakojame kitiems apie Kristų, kaip jie tikės? Sako, kaip žmonės šauksis to, kurio netikėjo, ir kaip jie tikės tą, apie kurį negirdėjo. Jeigu aš taip bandau įsivaizduoti apaštalas Paulius, kuris parašė šitą laišką romiečiams, jisai dabar ateina į savo namus ir sėdi ir gyvena tą tokį paprastą gyvenimą ir sako, dabar aš lauksiu, kol visi žmonės iš viso pasaulio pažiūrės, kaip aš gyvenu ir gal jie tada įtikės. Nieko panašaus. Nieko panašaus. Paulius ėjo, visur skelbė Evangeliją, dėl to buvo mušamas, dėl to daug kartų vos neteko savo gyvybės, dėl to buvo persekiojimas. Ir aš galvoju, kad jeigu mano gyvenime nėra persekiojimo, vadinasi, aš kažką darau ne taip.
aš kažką darau ne taip. Jeigu nėra persikimo, jeigu niekas nekalba prieš jūs blogai, jeigu jūs nieko nedarote, ir tai tada nėra puolimo prieš jūs, ar ne? Aš prisimenu vieną sesę, kuri sako, tu nefotografuok manęs ir nedėk į savo Facebooką. Žinot, aš kartais nufotografuoju žmonės ir tiesiog patalpinu į Facebooką, kad galėtų žmonės pamatyti, išgirsti šiek tiek Evangeliją ir sako, kad mes tenai nebūtų tavo nuotraukose. Sakau, kodėl? Sako, aš nenoriu, sako, kad mano darbdaviai žinotų, kad aš esu tikintis. Aš galvoju, oho. Ir galvoju, jo. Jeigu mes iš tikrųjų ten, kur esame, ten, kur būname, negalime pasakyti apie Kristų, reikia tada užduoti klausimą, ar aš tikrai esu tikintis. Ar tikrai Kristus yra pirmoje vietoje, ar tikrai aš gyvenu dėl jo, ar aš galiu išpažinti jam savo tikėjimą. Ir yra parašyta, sako, kokios puikios kojos tų, kurie skelbia ramybės Evangeliją, kurie neša geras žinias. Čia nekalba, kad tavo galbūt kojos yra, žinot, su išplėstom venom, su žaizdom, bet kalba apie tai, sako, kokios puikios kojos tų, kurie skelbia ramybės Evangeliją. Ar ne? Jeigu tu paskelbi Evangeliją, jeigu tu neši gerą žinią, tu turi iš Dievo pagyrimą, tu turi Dievo palankumą. Sako, bet ne visi pakluso Evangelijai. Yra įdomu, ar ne, kad tu stengiasi dėl žmonių, stengiasi, kad jie būtų išlaisvinti nuo jų nuodėmių, stengiasi papasakoti jiem apie Kristų, bet jie nepriima to. Jie nepriima to. Tada galvojame, galbūt mes kažką netaip skelbėme. Galbūt man reikia kažkaip tai pasimokyti įtikinčiau kalbėti, galbūt pasikviesti žmogų, kuris gali kažką tai geriau papasakoti. Aš galiu pasakyti, net jeigu Kristus ateitų į tavo ar mano vietą ir skelbtų žmogui, nėra garantijos, kad tas žmogus įtikės. Nėra garantijos, kad tas žmogus atsivers. Prisiminkime, Kristus buvo čia šitoje žemėje. Kiek žmonių patikėjo jo? Labai maža dalis. Labai maža dalis. Ir čia apaštalas Paulius sako, bet ne visi pakluso Evangelijoje. Ir Izaijas sako, viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu. Ir čia yra labai pavojinga vieta mums krikščionim nuleisti rankas. Ir pasakyti, aš jau pasakojau, bet manęs nepriėmė. Pasakojau, tai mane užgavo. Tai mane apkalbėjo, tai dabar visą tą, aš tada jau nieko nedarysiu, dabar gyvensiu pats savo. Taip negalime daryti. Mes turėtume iš tikrųjų skelbti Evangeliją visur, kur tik tai esame. Taigi, bažnyčia negali egzistuoti vien tam, kad turėtų tik tai savo susirinkimus, bet jie egzistuoja tam, kad žinia būtų paskleidžiama visur. Taigi, dar viena istorija apie Williamą Carey. Gal kas girdėjote, toks žmogus gyveno 18 amžiuje. Jisai iš tikrųjų buvo vienas iš tų pradininkų, kurie pradėjo tas vadinamasis krikščioniškas misijas. Ir kai sakome apie misiją, dažnai galvojame apie kažkokias organizacijas, projektus, biudžetus ar keliones. 18 amžiaus pabaigoje Anglijoje misija daugeliu krikščionių buvo tarsi papildomas pasirinkimas, tarsi graži idėja, bet ne būtinybė. Kaip ir mums dabar Lietuvoje, irgi labai graži idėja, bet tai nėra būtinybė. Ir tada atsistojo vienas toks paprastas žmogus, ne kunigas, toks Williamas Carey. Carey gimė 1761 metais Anglijoje, dirbo batsiuviu ir gyveno tokį paprastą gyvenimą. Tačiau jis turėjo vieną savybę, jisai negalėjo ramiai skaityti Dievo žodžio, jei neketino jam paklusti. Žinot, kartais mes perskaitom Dievo žodį, nes reikia skaityti, bet ne visada norime jam paklusti. Tai va, jisai negalėjo ramiai skaityti Dievo žodžio
jeigu negalėjo jam paklusti. Ir jisai skaitė apie tautas, kurios negirdėjo Evangelijos, ir jisai vis grįždavo prie Pauliaus laiško romiečiams užduodamo klausimo, o kaipgi jie įtikės, jeigu jie negirdėjo, ir kaip jie girdės, jeigu nėra skelbėjo. Ir tuomet daugelis iš jo aplinkos sakė maždaug jam taip, jei Dievas nori, tai jisai pats juos išgelbės. Mes, sako, neturime kištis, misija yra ne mums. Galbūt teko girdėti taip, ne, kai mes kalbame apie Evangeliją, apie skelbimą, sako, jeigu Dievas panorės, tai ir tuos išgelbės, čia yra jo reikalas. Bet Kerry atkakliai kėlė klausimą, ar bažnyčia gali sakyti, kad myli žmonės, jeigu ji nenori, kad tie žmonės išgirsta Evangeliją. Ir 1792 metais jis parašė tekstą, kuriame ragino krikščionis imtis priemonių, kad Evangelija pasiektų kitas tautas. Dėl tų priežasčių tais pačiais metais buvo įsteigta Baptist Missionary Society. Taigi buvo įsteigta tokia organizacija. Ir žinot, Kerry ne tik tai kalbėjo, bet pats sekančiais metais, 1793 metais, su savo šeima jisai išplaukė į Indiją. Ir galime bandyti įsivaizduoti be jokių sąlygų, be jokio aiškaus garantuoto rezultato, labai daug nežinomybės, tas žmogus su savo šeima atsidūrė Indijoje. Ir jį vedė tą tokia paprasta logika. Aš skelbsiu Evangeliją, nes aš turiu tai daryti ir žmonės turi tai išgirsti. Ir Indijoje Kerry darė tai, kas dažnai yra nematoma, bet turi ilgalaikių vaisių. Jisai mokėsi kalbų, vertė Dievo žodį, įkūrė mokyklas ir spausdino literatūrą. Jo darbas Serampore tapo tarsi centru, iš kur Evangelija pradėjo sklisti. Tai leidyba, Dievo žodis, ar ne, vertimai, mokymai, tai ką jisai darė. Ir vėliau jisai su bendražygiais įkūrė Serampę koledžą, kad pradėtų mokyti tuos vietinius indus Dievo žodžio ir tarnystės. Ir tai padarė. Tai va. Ir dabar svarbiausia, Kerry istorija nėra pasaka apie greitą sėkmę. Tai istorija apie ištikimybę. Jis laikėsi vieno principo. Dievas gelbsti per malonę, bet tikėjimas paprastai gimsta tada, kai Evangelija pasiekia žmogų. Kaip gali žmogus pasikeisti? Ar gali žmogus pats pasikeisti? Žmogus gali šiek tiek savo dvasinėmis jėgomis pasikeisti, bet iš tikrųjų tikras virsmas vyksta, kai žmogus pats pateikia Kristumi, kai jisai pats atgimsta. Žinot, kartais mes galvojame, aš nesu misionierius. Aš nesu toks evangelistas, aš nesu tas, kuris tenai labai galiu daug paskelbti. Bet iš tikrųjų tai kiekvienas iš mūsų mes esame tie žmonės, kurie privalome nešti tą žinią į šitą tamsų pasaulį. Žinot, pastorius, evangelistas ar misionierius galbūt nepasieks tų žmonių, kuriuos galite pasiekti jūs kiekvienas asmeniškai. Jūs nepasieksite tų žmonių, kuriuos aš pažįstu, aš nepasieksiu tų žmonių, kuriuos jūs pažįstate. Ir mes esame ta pasaulio šviesa, kaip Kristus pasakė, jūs esate pasaulio šviesa, tam, kad nešti tą žodį į šitą tamsų pasaulį. Ir jeigu mes tylėsime, kaip jie išgirs? Dievas gali atgimdyti žmogų. Bet jisai visada, kaip mes skaitome Dievo žodį, visada naudojasi žmonių paslaugomis. Dievas veikia per žmonės, Dievas veikia per mus. 4 punktas. Skaudi išvada. Problema ne ta, kad žinios nebuvo, o kad širdis priešinosi. Paskaitykime 18-21 eilutes. Bet aš klausiu, argi jie negirdėjo? Kaipgi ne? Po visą žemę pasklido jų garsas, iki pasaulio pakraščių jų žodžiai. Klausiu toliau, argi Izraelis nesuprato? Bet Mozė pirmas sako, aš pažadinsiu jūsų pavydą ne tautai, apmaudą
pažadą jums sukelsiu prieš neišmanančią tautą. Izaijas drįsta pasakyti, daviausi atrandamas tiems, kurie manęs neieškojo, pasirodžiau tiems, kurie apie mane neklausinėjo. O Izraelius sako, ištisą dieną aš laikiau ištiesę savo rankas į neklusnę ir prieštaraujančią tautą. Ačiū. Taigi Paulius užduoda tokį retorinį klausimą ir sako, argi jie negirdėjo, argi Izraelis negirdėjo apie Dievą. Ir jis atsako, o kaipgi ne, po visą žemę pasklido jų garsas ir jų žodžiai iki pasaulio pakraščių. Jie girdėjo Evangeliją, jie girdėjo žinią, jie girdėjo, ką reikia daryti, bet jie nenorėjo paklusti. Ir jisai klausia toliau, ar Izraelis nežinojo? Klausia, ar Izraelis nežinojo, ar Izraelis nesuprato? Iš tikrųjų, tai, žinot, religija, ką mes kalbame apie religiją, religija yra žinojimas, ką reikia daryti. Bet tikrasis tikėjimas tada, kai Kristus gyvena tavo širdyje ir tu iš savo širdies jau pradedi veikti ir daryti ir gyventi tuo. Tai, sako, klausia, ar Izraelis nežinojo? Jie žinojo, bet nenorėjo ateiti pas Dievą. Žmonės kartais nenori ateiti pas Dievą. Mano treneris, su kuriuo dabar mes sportuojame, jisai įdomus dalykas, kai pradėjom kalbėtis, iš pat pradžių jisai sako, aš esu kaip ir krikščionis ir viskas su manim gerai. Išsiaiškinom vėliau, kad jisai net buvo klapčiukas ir žodžiu, žmogus nuo jaunystės norėjo ateiti pas Dievą ir manė, kad jisai yra geras žmogus ir viską daro gerai. Finale, kai pradėjom kalbėti, jisai dabar sako, aš esu netikintis. Suvokė savo tą padėtį, nes žmogus, kol iš pradžių galvoja, kad su juo yra viskas gerai, jisai tą padarė, Dievui kažkiek pinigų davė, ten kažkam padarė gerą darbą, atliko kažkokius ritualus ir viskas su manimi gerai. Bet kai pradedi kalbėti apie tą tikrąjį tikėjimą, suvokia, kad vis tik dar jis iki Dievo netėjo. Ir aš jam kalbu, sakau, tau reikia šauktis Dievo, tau reikia jį pasikviesti savo gyvenimą, tau reikia, kad jisai apsigyventų tavo širdyje ir jisai tada užduoda klausimą. Sako, tai man sako, tada reikės palikti savo gyvenimą. Sakau, kaip kitaip? O kaip kitaip? Jeigu tu nori ateiti pas Dievą, jeigu tu nori gyventi su Dievu, tau reikės palikti. Tau reikės palikti tas merginas, tau reikės palikti tą paleistuvio gyvenimą, tau reikės palikti ir atsisakyti tam tikrų dalykų. Žinau, ką jisai pasakė? Sako, aš nenoriu. Dabar aš nenoriu. Dabar nenoriu, galbūt kažkada vėliau norėsiu. Ar ne? Ir mes turime tokių draugų, turime tokių pažįstamų, kurie lygiai taip pat sako. Yra labai sunku žmonėm, kurie pradeda mąstyti, aš galvoju, pradeda mąstyti, žino apie Dievą, pradeda mąstyti, kad norint ateiti pas Dievą, reikės kažką keisti. Ir jie nenori. Jie nori gyventi tą gyvenimą, kuris jiems yra patogus. Mano brolis, kai aš įtikėjau, jam irgi pradėjau pasakoti apie Dievą. Ir jam sakau, tau reikia pradėti tikėti Dievu, jisai sako, ne, sako. Aš tikėsiu Dievu, sako, kai pasensiu, kai būsiu senas ir tada, sako, aš pradėsiu tikėti Dievu. Sako, dabar, sako, man reikia užsiimti savo reikalais. Aš paskui tik tai sužinojau, kad jisai vogdavo iš automobilių, žodžiu, ten darydavo ne visai gerus dalykus. Ir, žinot, po 3 metų jį nušovė. Nespėjo pasenti, nespėjo pradėti tikėti Dievu, nespėjo nieko daryti. Tai todėl klausimas yra, ar jisai nežinojo apie Dievą? Jisai žinojo, bet nenorėjo paklusti. Lygiai taip pat Izraelis, kur Paulius sako, argi jie nežinojo apie Dievą? Sako, kaipgi sako? Sako, Mozė sako, toliau, aš sukelsiu jums pavydą per tautą, sukelsiu pyktį per neišmanančią tautą. Izraelis labai drąsiai sako, mane atrado tie,
kurie manęs neieškojo, apsireiškiau tiems, kurie apie mane neklausinėjo. Labai įdomu, kad Kristus, kai atėjo į šitą žemę, jisai skelbė Evangeliją iš pradžių tik tai savo tautai. Bet kai jo tauta atsisakė priimti jį, tada Evangelija buvo nukreipta į pagonis. Mes esame iš pagonių, mes pradėjome tikėti. Mes atsivertėme į Dievą ir pradėjome Dievą ieškoti. Ir Izraeliui tai nepatinka. Ir jie prieštarauja tai. Ir 21 eilutė, čia yra labai tokie skaudūs žodžiai, sako, bet Izraelius sako, ištisą dieną aš laikiau ištiesę savo rankas į neklūstančią ir prieštaraujančią tautą. Aš bandau įsivaizduoti, kaip Dievas kalba ir šaukia į savo tautą, kurią jis išsirinko. Sako, aš ištisą dieną laikiau ištiesę savo rankas į neklūstančią ir prieštaraujančią tautą. Ir galvoju, kaip taip Izraelis galėjo nematyti ir negirdėti tos žinios. Ir Dievas iš tikrųjų nori atleisti tavo ir mano nuodėmes. Jis nori ateiti į tavo gyvenimą. Jis nori būti tavo gyvenimo viešpačiu ir gelbėtoju. Ir jis sako, aš ištisą dieną laikau ištiesęs savo rankas. Ir jis laukia mūsų. Kristus sako, štai stoviu prie kiekvieno žmogaus durų ir beldžiasi. Sako, jeigu kas išgirs mano balsą ir atidarys savo širdies duris, jis duoda pažadą, sako, aš užeisiu pas jį ir vakarieniausiu su juo, o jisai su manimi. Ir šiandieną aš noriu pakviesti jūs, jeigu dar nesate kalbėję atgailos maldos, pakviesti Jėzų savo širdį ir pavesti jam savo gyvenimus. Todėl prašau, atsistokime. Kristus yra dabar čionai, jisai pasiruošęs atleisti mūsų nuodėmes, pasiruošęs ateiti į mūsų gyvenimus, pasiruošęs atleisti mūsų kaltes. Todėl aš sakysiu šiandieną maldą ir kviečiu visus kartoti ją ir pasikviesti Jėzus savo gyvenimus. Brangus Jėzau, aš ateinu pas tave, toks koks esu. Aš išpažįstu, kad esu nuodėmingas. Aš išpažįstu, kad gyvenau neteisingą gyvenimą. Bet išgirdau, kad Kristus mirė dėl mano nuodėmio. Aš prašau viešpatie Jėzau, ateik į mano gyvenimą ir tap mano gyvenimo gelbėtoju ir viešpačiu. Aš priimu tave dabar, širdimi tikėdamas, o lūpomis išpažindamas. Ačiū tau už nuodėmių atleidimą. Ačiū už amžiną gyvenimą. Amen.